Gruodžio 7 diena. Negirdėta pasakaitė. Iki Kalėdų liko 18 dienų. Gruodžio 7, kaip ir kiekvieną rytą, Jonas Augustinas pradėjo ruoštis būsimojo vakaro pasakaitei. Šis elfas buvo vyriausias iš visų, todėl labai išmintingas ir sumanus. Pusę kambario užgriozdino didelė ir plati knygų spinta. Kiekvienoje lentynoje knygos buvo kruopščiai surūšiuotos pagal abėcėlę ir kaip prašmatniausiose bibliotekose sulygiuotos nugarėlėmis. Jonas Augustinas rūpestingai knygas prižiūrėjo, įplyšusias kaip mat suklijuodavo, kasdien nuvalydavo nuo jų dulkes ir niekada niekam neleisdavo liesti nešvariomis rankomis ar dar baisiau kažką jose žymėtis rašikliu. Visas savo knygas senolis buvo skaitęs po kelis kartus. Labiausiai jam patiko pasaka apie Sniego karalienę. Ji puikavosi pačioje garbingiausioje priekinės lentynos vietoje. Jonas Augustinas labai džiaugdavosi gavęs naują, dar nematytą, šiugždantį ir spaustuvės dažais kvepiantį kūrinį. Tačiau nė vienas iš jų neprilygo pasakos Sniego karalienė šedevrui. Šią pasaką elfas buvo skaitęs daugybę kartų, tačiau nuolat vis atsiversdavo pasikartojimui. Reikia paminėti, kad kaip ir pridera senam skaitytojui, Jono Augustino nosį puošė storos stiklo akiniai. Ne ką plonesni nei paties Kalėdų senelio, tačiau jų dėka jis atrodė dar protingesnis ir dar išmintingesnis. Kaip jau minėta anksčiau, vos nubudęs elfas ruošėsi artėjančiam vakarui, iki pietų jis atsakingai rinkosi mėgiamą pasaką, vėliau ją skrupulingai vertė į mažiesiems miestelėnams suprantamą kalbą. Taip žinomas kūrinys virsdavo neregėtų ir nematytų nuotykių. Šį vakarą, kai Jono Augustino trobelėje susirinko darbus pabaigę mažieji draugai ir plačiu ratu susėdo ant purų pagalvėlių, Jonas Augustinas pradėjo savo pasakojimą. Pelenė, tai yra karamelenė, susigėdęs pasitaisė. Elfai sukluso, nustojo šnekučiuotis ir kambaryje įsivyravo mirtina tyla. Toli, toli, tęsė pasaką senolis, negirdėtoje ir nematytoje šiaurės šalyje, už 9 kalnų ir 25 sniego pusnių gyveno maža mergaitė, vardu Karamelenė. Ji neturėjo nei mamos, nei tėčio, tačiau gyveno su pikta pamate, baisiaja pūga, kuri turėjo 2 savo dukteris, Snaigę ir Pusnį. Baisioji pūga nemylėjo savo įdukros, visaip ją engė ir kasdien paskirdavo jai daugybę namų ruošos darbų. Kiekvieną rytą nukasti sniegą, išvirti pilną pintinę ledinukų, numegzti krūvas šiltų kojinių ir šalikų, aprašyti laikraštyje visus dienos įvykius, sulakstyti į paštą, pasirūpinti elniais, prižiūrėti roges, sekti dienos kalendorių. Jonas Augustinas ilgai vardijo visų elfų dirbamus darbus, o mažieji klausydamisi jau šniurkščiojo nosimis ir gailėjo vargšės Karamelenės. Vieną dieną, toliau pasakojo senasis elfas, šiaurės miestelyje karalius Kalvetinas paskelbė rengiąs puotą. Į ją sukvietė visas miestelio damas, tikėdamasis surasti nuotaką savo sūnui Ediniui. Nudžiugo piktoji baisioji pūga ir ėmė ruoštis kelionei į ledo rūmus. Kartu su dukromis Snaige ir Pusnimi pasidabino dailiomis žaliomis liemenėmis, puoštomis nertais raišteliais, ant kaklo apsivyniojo megztų šalikų su stambiomis pynėmis ir kutais galuose. Ant galvų tarsi karūnas užsimaukšlino kepures su baltais apvadėliais ir didžiuliais bumbulais. Ši pasakos dalis labiausiai patiko Lorui. Elfas klausėsi pasakos net išsižiojęs ir riebus seilės lašas garsiai paptelėjo ant medinių grindų. Apsitaisiusios kailiniais, toliau kalbėjo Jonas Augustinas, sėdusios į roges, damos iškilmingai nudūmė link ledo rūmų. Prieš tai Karamelenei liepusios išnarplioti visą krūvą susiraizgiusių kalėdinių girliandų. Elfė klūpojo verkšlendama prie židinio ir narpliojo šventinės švieseles, kai netikėtai pasigirdo stiprus beldimas į duris.
Atidariusi jas, Karamelenė nustėro iš nuostabos. Lauke stovėjo ne kas kitas, o pats Kalėdų senelis. Labas, mažoji, tarė. Kodėlgi tu nepasiruošusi puotai? Karamelenė išpasakojo savo vargus seneliui, retkarčiais graudžiai apsipildama ašaromis. Negalime delsti, paliepė senelis, nulėk į kiemą ir atnešk man lipnią sniego gniūžtę. Tuo tarpu senelis akimirksniu išpainiojo susisukusias girliandų gijas ir tvarkingai eilėmis sukabino jas virš židinio. Kai Karamelenė įvykdė Kalėdų senelio paliepimą, iš žaibiškų lazdos mostų sniego rutulėlį pavertė prabangiausiomis rogėmis, padabintomis skaidriais ilgais varvekliais. Tada jo lazdos galiuku švelniai paliestos kelios krintančios snaigės virto 2 plačiaragiais elniais. Senį besmegenį, tyliai stovėjusi lauko gale, patogiai įtaisė mandagaus vežėjo vietoje. Karamelenė negalėjo savomis akimis patikėti, tokių stebuklų ji niekuomet nebuvo mačiusi ir tokio gėrio niekuomet nebuvo patyrusi. Brūkštelėjęs lazdos galiuku virš Karamelenės kepurės, akimirksniu pavertė ją nuostabiausia šiaurės princese. Jos dėvėti draiskalai pavirto gražiausiais drabužiais, žalio šilko suknele, tokios pats spalvos, plačia kepure su raišteliais, karoliukais ir stiklinėmis sagutėmis. Kojas apmovė margomis raštuotomis vilnonėmis kojinėmis. Džiūgaudama Karamelenė stipriai apkabino senelį ir dar kartelį pamojusi ranka mikliai šoko į roges ir vingiuotų miško keliu nuskriejo link rūmų. Pavymui Kalėdų senelis vos suspėjo šūktelėti. Mieloji, tik įsidėmėk, neužtruk per ilgai, kai sieninio laikrodžio gegutė užkukuos lygiai 12 kartų, tavo apdarai vėl pavirs karmalais, elniai šaltomis snaigėmis, rogės biriu sniegu, o vežėjas liūdnu ir vienišu senį besmegeniu. Jonas Augustinas nutilo, padarė trumpą pertraukėlę, gurkštelėjo pieno ir kimiai atsikrenkštęs kalbėjo toliau. Karamelenei nuvykus į ledo rūmus, vartai plačiai atsivėrė. Palypėjusi plačiais laiptais, ji pateko į patį puotos sūkurį. Varpelio muzika nutilo ir iš susižavėjimo netekęs amo prie jos pribėgo princas Edinas. Sveika, žavioji princesė, nusilenkdama švelniai tarė. Karamelenė pasisveikino giliu reveransu. Iš kurgi tu neregėtojai? Paklausė princas. Atkeliavau iš tolimosios šiaurės, prisistatė Karamelenė. Princas pakvietė Karamelenę pirmajam šokiui ir tą vakarą daugiau jos nebepaleido. Negalėdamas atplėšti akių nuo žavingosios panelės, aplinkui jis nieko daugiau nebematė ir niekas jam neberūpėjo. Taip šokio sūkuryje jie prasisuko iki pat vidurnakčio, bet staiga Karamelenė prisiminė senelio įspėjimą. Paskubomis atsisveikinusi su princu, ji bėgte pasileido plačiais laiptais žemyn. Gegutei kukuojant 12 kartą, skubėdama užkliuvo už metalinių vartų ir pametė raštuotąją kojinę. Suplukusi ir pavargusi pardūmė namo, o netrukus iš puotos parsirado ir piktoji baisioji pūga su snaigė ir pusnimi. Nepatenkintas, kad nieko nepešė, namiškės greitai užmigo giliu miegu. Tik Karamelenė dar ilgai šildėsi prie rusenančio židinio ir skendo vakaro prisiminimuose. Po kelių dienų buvo iškilmingai paskelbta nauja rūmų žinia. Karaliaus Kalvetino pasiuntinys lanko visas šiaurės apylinkių trobeles, ieškodamas paslaptingai dingusios princesės. Norėdamas surasti tą tikrąją, visoms matuoja puotos metu pamestąją raštuotą kojinę. Tūkstančiai elfų bandė savo jėgas šiose varžybose, net snaigė su pusnimi, kaip išmanydamas bandė priderinti vilnonį rankdarbį prie savo apdarų. Tačiau nei viena jis netiko taip, kaip gražiai Karamelenei. Vos tik jį užsimovė mezdinėlį, iškart pavirto į tą naktį regėtą šiaurės princesą. Baisioji pūga net nualpo iš pavydo. O kaip nudžiugo princas Edinas, kai pagaliau rado savo žmoną ir kaip mat išsigabeno ją į ledo rūmus. Ir gyveno jie ilgai ir laimingai, pabaigė paskutinį sakinį Jonas Augustinas. Kurį laiką kambaryje tvyrojo visiška tyla. Žado netekę elfai buvo sužavėti gražiąją Karamelenę ir mintimis dar svečiavosi ledo rūmuose. Po kelių minutėlių padėkoję Jonui Augustinui ir palinkėję vienas kitam labos nakties, visi išsiskirstė po savo namelius.
tą naktį elfai saldžiai miegojo ir sapnavo šiaurės pusnis, varveklių roges, karalių kalvėtinę ir jo pilį bei matavosi raštuotą kojinę kartu su karamelene.